Biodinaminė žemdirbystė Lietuvoje dar tik ankstyvos vaikystės amžių gyvena. Tai aukščiausios kokybės ūkininkavimo būdas, reikalaujantis ne tik daug žinių, bet ir kruopštumo, tikslumo, o svarbiausia – tikėjimo tuo, ką darai. Pirmieji biodinaminiai ūkiai sertifikuoti prieš 5 metų, dabar jų Lietuvoje yra 14. Ekoagros šiemet patikrino dar 12 ūkių, tad jiems reikia sulaukti tarptautinės biodinaminių ūkio organizacijos Demeter patvirtinimo ir sertifikato. Vaivos ir Giedriaus Kosų ūkis buvo vienas iš pirmųjų gavęs biodinaminio ūkio sertifikatą ir teisę savo produkciją žymėti ne tik ekologijos, bet ir tarptautiniu biodinaminės žemdirbystės ženklu Demeter. Imtis biodinaminio ūkininkavimo Vaivą ir Giedrių paskatino ne tik tai, kad jie įsikūrė Žemaitijos nacionalinėme parke prie Platelių ežero, kad beveik jų kieme plyti pelkė, bebrai karaliauja. Jie jautė žemę, norėjo ne tik iš jos gauti, bet ir atiduoti savo duoklę jai. Didelis ryšys turi būti su žemė. Ir toks čia pati žemė, matyti, ir atvedė į tą ieškojimą tokio žemė prasta, reikėjo kažkaip tai ją, kaip čia pasakyti, atstatyti. Ir čia ir yra tas pagrindinis, kad biodinaminis ūkis pagrindė, tai yra tas toks uždaras ratas, kad iš tikrųjų jokių trąšų, jokių ten chemijos, jokių pesticidų, jokių ten neįneši. Tiesiog viską naudoji, kas yra tam ūkį, kas užaugo, pats darai tuos kaupus, humusą gamini, ten tas tręšimas, viskas yra toks kaip uždaras ciklas, ar ne? Jeigu yra gyvuliukai, tai yra labai gerai, mūsų mažas ūkis, neturim gyvuliukų, bet iš esmės tai yra visa tai, ką tu padarai, ką gauni, tai tu turi vėlgi ir grąžinti tą žemę, negali vien tik tim. Tai čia gal pagrindinis tas principas. Dabartinė gausi senovinių ir vaistinių augalų kolekcija prasidėjo nuo nedidelio darželio, kuriame Vaiva sodino tai, kas augdavo mūsų močiučių palangėse. Turim tokią nemažą vaistinių ir tų senųjų augalų kolekcijai. Tai čia, kai aš sakau, čia yra hobis, čia yra nuo to, kas, kaip sako, širdį paguodžia, o paskui jau atsirado ir daržovės, ir įvairūs kiti augalai, jam šaknį auginam, pomidorai, agurkai, viskas, kas reikalinga ūkį, ką valgom. Ir čia jau yra ta kita pusė, kur mes jau dabar šiemet jau, kai žemė mūsų tapo geresnė, dideliem pastangom, tai jau mes priauginam labai daug visko. Ir viskas auga iš tikrųjų, ir nuo morkų, ten burokų iki, net nežinau, ką čia dar, kopūstai, kur anksčiau neaugdavo, ar ne, svogūnai nelabai augdavo, tai dabar jau viską užauginam. Giedriau, jūs minėjot, kad jums nebuvo jokių abejonių, kad reikia pradėti ūkininkauti biodinamiškai, ir ne? Vaiva dar gal ir mąstė kurį laiką? Gal žinių jai reikėjo daugiau, sakykime, tų išoriškų žinių, kad kas tai yra, kodėl tai yra. Aš turėjau kažkokį vidinį žinojimą, kad tas yra gerai. Ir įsivinioja į tą, kad turim gerą ūkį, sakykime. Maistas geras labai, jo mažiau tai reikia. Ir sveikesnis, tai be abejo. Kaip jums pavyko žemę pagerinti? Matėme, kad prie jūsų žeminės, prie to rūsio yra žvyras. Ir sakėt, kad praktiškai visur žvyras buvo. Ir smėlis žvyras, ar ne? O dabar? Dabar, gera žemė, sakykime. Netgi mokytojai, kurie buvo atvažiavę pagal augalus, kur sakė, kad reikia pagerinti ar dar kažką, tai klausėm. Sakau, tu benori, čia yra labai gerai. O kokius jūs preparatus gaminatės? Čia biodinaminiai preparatai, kurie gaminami. Tai bendrinis preparatas, kurį žemė užkasamas yra. Paskui karvės ragų preparatas į ragą dedamas. Kvarcas. Ir žolelės, kurios į humusą susideda. Ir viskas. Pagrindas humusas, purškimai humusas ir tai atstato žemę. Jūs jau preparatus šiemet pasigaminę esate, ar ne? Jau jie kažkur bręsta. Jo, jie yra sudėti, pagaminti, jie visi yra sudėti specialiuose dėžėse, apsaugotose ir stovi, laukia savo eilės kitais metais.
Nedidelėme ūkio darže užauga labai gausus derlius įvairiausių daržovių, o šiltnamiuose jau nuo vasario mėnesio pradedama ruošti sodinti agurkus, pomidorus, salotas, kitas daugiau šilumos norinčias daržoves. Vienas šiltnamis skirtas ypatingam augalui, jam šakniai auginti. Ja auginti reikia ne tik šiltnamyje, bet dar ir specialiuose dėžėse 2 metus, kad užaugtų tokios didelės, kaip matome. Jam šaknis yra nelietuviškas augalas, pas mus, nežinau, ar dar kas augina jį Lietuvoje, ir labai specifiškai auginamas, ar ne? Tai yra jau jūsų darbas. Jo, čia jau... Tai nuo ko pradedate auginti tą šaknį ir kaip jūs ją paskui tokia didžiulė sugebate iškrapštyti žemės? Pradžia tai būna nuo sėklos, aišku, siejama pirmais metais, jinai užauga nuo 30 iki pusės metro gal. Ja kasam po metų, saugom rūsy, antrais metais jau sodinam į dėžės, kaip matėt, aukštos dėžės, prikasto žemę ir ten auga jinai per visą vasarą iki rudens. Rudenį kasam jau, kas užaugo, tada jau žiūrim, kokį derlių turėsim. O pati priežiūra auginant, augant tam augalui, ten jogi labai daug tam šiltnami būna, ten turbūt einat kaip į džiunglės kokias tą šiltnami. Jo, faktiškai taip ir yra, ten džiunglės yra, nes lapija labai didelė, pilnas šiltnamis tų lapų. Priežiūra nėra sunki, sakykime, laistymas, mūsų preparatais purškimas irgi be abejo viskas. Trašas, kurias gaminam irgi patys iš augalų žolių, ištraukas visokias. Ir viskas. Ravėti nereikia, nes auga dėžėse, plotas mažas yra. Jam augalo vertinga ne tik šaknis. Vaiva iš augalo lapų gamina arbatas. Ir šaknis, ir arbatos turi tonizuojantį, organizmą atstatantį ir stiprinantį poveikį. Biodinaminis ūkininkavimas reikalauja daug rankų darbo. Reikia ravėti, kompostuoti visas augalų atliekas ir išravėtas piktžoles, gaminti biodinaminius preparatus. Visi darbai turi būti atliekami tam tikrų laiku. Mes kaip naudojam irgi biodinaminį kalendorių, planuojam darbus iš anksto vis tiek. Tada gan gerai pavyksta ir nepasijaučia tiek daug darbo. Nepasijaučia? Kai susiplanuoja, yra lengviau padaryti be abejo. Darbo daugiau, bet rezultatai tai vis tiek yra labai geri. Visą nuovargį ir viską atperka rezultatas. Tai be abejo, tai ir patys sveikai maitinamės ir dar kažkam, tai nuvežam sveiko maisto. Tai labai šaunu. Ir be to dar nepaminėjom, kad mes labai stipriai vis dėlto šito vadovaujamės ir kalendorių astronominiu, todėl kad kažkaip yra labai tai svarbu mum ir, pavyzdžiui, jeigu planuojam, tai irgi yra, ne taip, kad žiūri į Saulę ar ne, pasižiūri vis dėlto, kaip iš tikrųjų ten tos planetos įsidėsčiusios ir ar mes tą Žemę galim judinti ar negalim, nes nuo to labai priklauso, kadangi jau kiek čia išeina 5 metai ar ne, mes taip vis stebim, vis esam stebėtojai, ne tik kad darom, bet stebim, kas iš to iš tikrųjų gaunas. Iš pradžių kaip visi taip ar ne, ar čia pavyks ar nepavyks ir labai daug tų tokių patirčių turim, kada jeigu tu nuskini ne tą dieną tą daržovę, ne taip laikosi, jeigu arba pats augalas pradeda, kaip pasakyti, sustoja augimas ar ne, vaisių mezgimas, taigi o norisi turėti visiems daug visko. Visiems žmogus toks yra, kad jis jeigu dirba, jis nori ir gauti iš to darbo. Arba žemės pačios judinimas. Yra dienos, kada negalima nieko sodinti ir sėti, ar ne, ir šaknų ten per daug judinti negalima, bet ravėti labai gerai, tada piktžolės viskas, jos neatsigauna ir iš šaknų jau nelabai ten atauga ir yra labai, galim tokį savo palengvinimą turėti. Būtent toks darbas padeda užauginti aukščiausios kokybės derlių. O kaip pirkėjai vertina biodinamiškai užaugintas daržoves? Visaip žinokit. Kai kas žino, kas tai yra, kai kas tai labai, bet čia yra vis dėlto Vilniaus pusė daugiau. Į tą pusę kažkodėl, tai ten jie labai jau tą vertina ir čia jau jie ir norėtų ir viską. Klaipėdos ir Žemaičiai, jie taip labai santūriai, kaip ir visą Žemaičiai, viską žiūri santūriai. Bet kai pasiskaito, tai kaip ir daugelis priima kaip būtent tą aukštesnę kokybę ir priima iš tikrųjų. Ypač, jeigu augalą pamato, pavosto, nes visi augalai yra labai kvapus. Jie turi gerą formą, jie gražiai atrodo. O čia ir pagrindas. Ir jeigu dar kvepia, tai jau tada viskas. Jis sako, jau viskas ir pasakyta, kad iš tikrųjų tai yra gerai. Iki šiol
Parduodate savo užaugintas daržovės ir sudarote kaip ir tokius pirkėjų krepšelius, ar ne? Jo. Kaip visą tai vyksta? Tas jūsų pardavimas, tų krepšelių, kas tuose krepšeliuose būna? Nu, krepšeliuose būna tai, ką mes užauginam, tuo metu, ką turim. Nu, ir tą žmogui galim pasiūlyti. Dabar rudenį tai viskas jau nuimta, ką turim Rūsy, sakykime, iš tų produktų. Morkos, ten dalis bulvių, pastarnokai, burokėliai įvairių rūšių. Jam šaknis siūlom. Prieskoninių dar augalų yra, salotų biškutį. Iš prieskoninių augalų padaryti prieskoniai, džiovintų augalų milteliai, arbatos taip pat keliauja pas biodinaminės produkcijos gerbėjus. Šie metai Vaivai ir Giedriui yra ypač dosnūs. Ūkininkų pastangas tausoti gamtą įvertino ne tik Lietuvos, bet ir Pasaulio gamtos fondas. Jiems buvo įteiktas Baltiją tausojančio ūkininko apdovanojimas. Va taip netyčia. Mes gavom tą apdovanojimą, iš tikrųjų netyčia, nes nebuvo tikslas kažką gauti, tiesiog buvo tikslas išsakyti savo nuomonę apie ekologiją ir apie požiūrį savo. O be to mes Žemaitijos nacionaliniam parke gyvenam. Tai čia dar, kai aš sakau, dar toks didesnis stimulas yra, kad saugoma teritorija. Tai joje tai visi ūkininkai turėtų saugoti tą savo aplinką, žemę ir iš vis ten neturėtų būti nei tręšiama kažkom tai. Ūkininkauti biodinamiškai nelengva. Vaiva ir Giedrius pripažįsta, kad reikia daug mokytis, dirbti, suvokti tokio ūkininkavimo prasmę. Prasmę Vaiva ir Giedrius mato ir kitoje veikloje. Puoselėdami savo krašto ir šeimos tradicijas, abu išmoko austi. Ir laisvesniu laiku, kai žemė nurimsta užauginusi derlių, abu sėda prie staklių. Tada gimsta seniau lietuvių namus puošę kilimai ir kiti austiniai darbai.